Sveiki, mėlieji, parašiau jums šiandien temą, kurią mes panagrinėsim, išsamei paanalizuosim santykių temą. Prašom, moteris, išsiskyriau su draugu, bet dar per tam tikrą laiką, dar 2 mėnesius susirašinėjo. Paprasčiausiai susirašinėjo, bendravo, kalbėjosi, bet per tą visą susirašinėjimą jis kaltina ją, kad ji visame kame kalta. Viskas, kas buvo tarp jų, kalta jinai. Ir tokioje pozicijoje, aišku, galima sakyti apie tai, kad vyras yra nesubrendęs, jo pozicija kokia. Vis dėlto primesti kalties jausmą jai, apkaltinti visame kame ir tokiems vyrams labai sunku priimti atsakomybę už save ir pasakyti, arba taip mes abudu su tavim kalti, tu darei nesąmonės, aš dariau nesąmonės, gal pabandom iš naujo arba pakviesti į pasimatymą, susitikti, pakalbėti, bet tokiems vyrams labai sunku priimti atsakomybę ir pasakyti, kad taip ir aš kaltas, nes jie negali aplamai jaustis kalti, jiems tai yra baisi tema apkaltinti patys save kažko, jiems reikia, kad jie būtų visame kame teisūs. Aš teisus tame ir aš teisus visame kame. Va tokiems vyrams laikyti savo principų, tai yra toks svarbiausias dalykas gyvenime. Ir tai aišku, sudėtinga ir santykiai griūna nuo to. Tai yra greičiausiai, kad vyras nesubrendęs. O jūs būtinai spauskite mygtuką prenumeruoti ir šalia jo esantį varpelį. Tokiu būdu jūs mano video galėsite stebėti, kada tik panorėsite. Nesubrendęs vyras, dar nesuaugę ir žiūrėkit dabar, klausimas tai tame, ar suaugs tas vyras aplamai. Tai galimas toks variantas, kad jis aplamai nesuaugs niekada. Jis ir liks visą gyvenimą kaip vyras, kuris turėtų augti, patirties semtis, eiti į priekį, kurti santykius, bandyti. Dabar jam puikiai buvo proga su ją, taip? Bet su ją. Paimti ir viską paversti kitaip. Priimti atsakomybę, pasakyti taip, mes abudu kalti ir bandyti taikytis ir kurti santykius. Bet jam vis tiek svarbu pasilikti prie savo nuomonės ir gink Dievę, kad tik tai pripažinti, kad ir jis buvo kaltas kažkame. Tai čia tokia pozicija, aišku, sunku su tokiais vyrais bendrauti, kalbėtis ir taip toliau kažkokius santykius turėti adekvačius. Nes visada per tą automatišką kalties jausmą, kurį jis jau ant tavęs uždeda, tai yra, žinai, kaip tokia, tau norisi tada susispausti, atrodo, kai mažai pasislėpti. Taip, žinai, neskanu būna, kai tave kažkas kaltina, ta kalties jausmą tau primeta ir tada, žinai, galvoji, tu visada galvosi, ką čia daryti, tokia, žinai, norėsis tau susitraukti. Ar tai yra, aišku, nenormalu? Tu galvosi tada, o ką man padaryti geriau, o kažką gal man jam ten įtikti, dar kažką gal padaryti geriau. Čia nieko čia nepadarysi. Čia jau visada būsi kalta. Visame kame. Labai smagu, kai būna taip, kai vyras, pavyzdžiui, yra tokių pavyzdžių, pas mane buvo klienčio, kai pasakoja apie save, ten visa kita istorija buvo pas jas, bet pasakoja, vyras gyrė pastoviai, ten pasako komplimentą, kiekvieną rytą ir nesvarbu. Ar moteris galbūt priaugo svorio, vyras visada pasakys, koks pas tave užpakaliukas gražus, taip, nors ir priaugai svorio. Ir tau nebaisu to svorio priaugti, tu žinai, kad tu dabar priaugai to svorio, bet kai turi tokį skanų palaikymą, kai tavo vyras ryte sako, koks gražus užpakaliukas, arba tu gali suhūsti lengvai, taip, numesti to svorio. Ir tas vyras sakys, kokia pas tave talija liekna, graži, taip, arba komplimentą tau pasakyti, tu ryte susiruoši į darbą, sakytų, kaip tu graži, kokia šukuosena pas tave graži. Galbūt vyras ir nesupranta, ta šukuosena ar nešukuosena, gal kažkokį pakabuką naują, arba, žinai, kitą kartą būna, kad uždedi suknelę ir spalva ten kokia rožinė, arba mėlyna, arba balta moteriai labiausiai tinka. Ir vyras netgi
to nesupranta, bet jis vis tiek pasakys, nesuprasdama tą suknelę, bet vau, kokia tu nuostabi, pranti. Ir tas palaikymas, jis antiek svarbus, jis antiek reikalingas, jis labai svarbus palaikymas iš vyro. Apie ką aš ir sakau, tada moteris gali ir priaugti svorį, gali ir numesti tą svorį lengvai, arba gali namie ir su chalatu pavaikščioti, gali ir gražiai apsirengti, ji žino, kad ji tokia, žinai, vyras jos nekaltins. Ir ji gali daryti laisvą, ką nori. Tada moteris ir jaučiasi laisvai. Ir labai svarbu, kaip tu ir pati gali pasakyti, kad galbūt per daug nori iš jo. Bet šioje pozicijoje labai panašu, kad abudu yra nesubrendę žmonės. Nes kaip ir iš jos pozicijos irgi ir ji nepripažįsta. Ir ji pati, tu juk nepripažįsti pati, ne, kad ir tu nori kažko daugiau iš to vyro, arba kaip moteris, pavyzdžiui, reikalauja iš vyro daugiau, negu jis gali duoti, pretenzijos, arba, ten pastoviai tos nuotaikos kaitos pas moterį, kai vyras, negali irgi susireguliuoti ir moteris irgi neima tam tikros atsakomybės, bet laukia, kad vyras bus atsakingas už jų santykius. Šioje vietoje. Tai aišku, galima buvo ir jai pažiūrėti, galimas tos variantas, pažiūrėti, o kaipgi vyras elgtųsi, jeigu jinai priimtų tą atsakomybę dabar ir tą pokalbį jų santykiuose, per tą susirašinėjimą tuo metu pokalbį pasakytų, kad jo yra šiandien teisi kažkur, taip, priimti atsakomybę už save. Įdomu, tą reikia jausti tą balansą. Balansą vis dėlto, ar tikrai tu irgi šiuose santykiuose elgiesi kaip suaugęs žmogus, tą žmogus, kuris tikrai tiki į šitos santykius, nori, kad santykiai vystytųsi, keistųsi į gerą pusę. Bet šioje vietoje, kaip ir moteris irgi labai dažnai klysta, tikėdami, kad vyras viską turi padaryti. Bet kad vyras irgi, tik vyras padaryti turi, bet ir moteris turi dalyvauti tame. Ką čia dar galėčiau pasakyti šioje situacijoje? Kad neleiskit kurti šalia savęs tos tokios atmosferos, kad aplink jūsų būtų žmonės tie, kurie tik tai minuse, kurie nesuteikia jums tų sparnų skraidyti. Bet ir tu pati irgi turi būti toks žmogus, kuris visada palaikys, kuris moka palaikyti, moka padrasinti, o ne tik kaltinti. Kitą kartą ir vyras prisimena, nepamiršo tave, kažkokį skanuką tau atnešė, ką tu mėgsti. Apsipirkinėja parduotuvę ir nupirko tau. Padėkoti, pasakyti tiesiai šviesiai jam, apkabinti ir pasakyti, vau, kaip faina, kaip smagu, kad tu manęs nepamiršti. Galbūt tu ir nenori šiandien to jogurtą valgyti, bet pasakyti, iš to gimsta jūsų santykiai, iš to dėkingumo už smulkmenas. Iš tokių smulkmenų susideda santykiai, susideda gyvenimas. Paprastai padėkoti, pasakyti, aš tave myliu. Pamatysit, kaip vyras apsidžiaugs. Sakys, vau, kaip faina. Suprantat, jis vaikščios laimingas. Palaipsniui, po trupučiuką. Taip ir augama. O kaip šitoje situacijoje. Vyras, nepriima atsakomybę, kaltina ją. Taip. Kaltina ir jį kaltina, jinai kaltina jį. Ir viskas, nieko nesigauna. O pas mus atrodytų, kad tokia pozicija labiau kažką paimti iš kito žmogaus. Toks jausmas atrodytų, kad mes ateinam į santykius tam, kad iš kito žmogaus kažką paimti. Savo prisivalgyti. O iš to nieko gero niekada neišeina. Atrodytų, kad tu nori santykiuose ne kurti vertybės santykių, savas vertybės, o kaip atrodytų eksploatuoti tą žmogų. Toje vietoje ir viskas dingsta. Kai ateina į santykius ir atrodytų, man visko, man ten, gėlių man, dovanų man, o vyras irgi to paties nori, irgi sako man. Tai yra būdų ir nėra, nei tu neužsidarai savo norus pilnai, nei jis neužsidaro ir jūs sėdit abudu alkani.
Savo santykiuose jūs sėdit alkani. Jūs tik prašot viens iš kito, reikalaujat viens iš kito, bet iš tikro alkani abudu. Nesugebat viens kitą pamaitinti. Tik reikalaujat savo. Tame ir esmė, kad reikia mokėti laviruoti, reikia atpažinti, reikia pabandyti. Jeigu kaip ir dabar tau nesigauna kalbėti, pabandyti prisipažinti, kurioje vietoj tu pati. Jeigu tu matai, kad jam nesigauna, jis nesugeba priimti, pasakyti, priimti atsakomybę už save, pabandyk tu. Ar gausis tau, ar jis atsilieps tau. Aišku, jeigu jis neatsiliepia, vis tiek laikosi savo pozicijos ir jam tai yra patogu, žiūrėk, kad jis ir toliau nepriprastų prie tavęs tokios, kuri visada bus nuolaidi, o jis atvirkščiai reikalaus iš tave. Bet reikia pakalbėti, reikia to bendro pokalbio, suprasti viens kitą, paklausti, ko tu nori iš tikro šitose santykiuose ir pasakyti, ko tu nori šitose santykiuose. Tik tokiu būdu virsta santykiai gali judėti į priekį, kai yra abipusis supratimas, kas ko nori. O čia dabar, kaip šioje situacijoje, čia labiau kaltina viens kitą. Kaltinimas viens kitą ne prie nieko neprives. Supranti, kad visi norim imti. Iš kito žmogaus atrodytų, paimti norisi paskutinį. O kad atvirkščiai, pagirti jį, pasakyti, vau, ir tu kaip gerai ten kažką atrodo, kaip tu faina kažką darai. Kad jis irgi pasidžiaugtų tame. O tada jį supras. Tada jau kažkokie supratimai ateis ir pas jį galimi, ne? Aišku, jeigu ir po to nesupras, tai taip, bet reikia jų kažkaip ir duoti, netikimti. Ir jam pasakyti komplimentą, kad jis nusišypsotų, kad jis pagalvotų apie tave. Tai jam pasakysi komplimentą ryte, jis visą dieną galvos apie tave. Čia ir yra. Čia ir yra tų santykių gražių, gerų, tų tvirtų santykių pradžia. Komplimentas, juk jis irgi žmogus, jis nori džiaugsmo, nori būti mylimas. Tai tokia istorija, įdomi galėtinai istorija, bet šioje istorija kas graudu, kad ir tu nori iš jo paimti kuo daugiau, ir jis nori iš tavęs kuo daugiau savo naudos, bet dalintis jūs abudu nepasiruošę, jūs nenorit, jūs dar neišmokę, jūs neturite tokios patirties, kad dalintis. Pasidalinimas savo džiaugsmu su savo artimu žmogumi, tai yra pagrindas laimingų santykių. Tai linkiu jums sėkmės ir iki sekančių pasimatymų ir sekančių įdomių istorijų.